Programa Verslo skrydis tai jau antrus metus inovacijų agentūros įgyvendinama iniciatyva, skirta smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai regionuose. Ji finansuojama ES fondų lėšomis. Programos metu verslai stiprina savo konkurencingumą, plečia pažinčių ratą ir kuria naujas partnerystės. Dalyviams suteikiama nuolatinė profesionalų pagalba ir nemokamos konsultacijos. Per pirmuosius 2 metus verslo skrydyje jau dalyvavo 290 verslininkų iš visos Lietuvos, o programa tęsis ir 2026 metais. Šiandien kalbiname Kristupą Labanauską. Sveikas, Kristupai, trumpai pristatyk save. Sveiki, esu Kristupas Labanauskas, 17 metų mokyklos mokinys ir tuo pačiu metu Dubajaus universiteto studentas. Bet kartu vadovauju keliems savo projektams ir įmoniai Batalija, ateityje Sun City Miltech. Kūrėme karo ir gynybos technologijas, organizuojame renginius, stovyklas ir mokymus. Čia labiau gal vaikams ir paaugliams į tą pusę. Vystau jaunimo programas ir dalyvauju jungtinių tautų veikloje JAV ir kitose šalyse, kaip Romas, Singapūras, Dubajus ir taip toliau. Na tai pradėkime nuo pradžių. Kas paskatino kurti verslą? Paskatino kurti verslą mane iš tikrųjų karo pradžia. Taip stipriai pradėjau mąstyti apie verslą, kai prasidėjo karas Ukrainoje, nes tada kažkaip pamačiau, kokios spragos yra iš tikrųjų ir pagailo žmonių, tai iš to perėjau į karo technologijas kažkaip, o dar prieš tai į Šaulių sąjungą įstojau, tai toks buvo kaip ir spyris į kitą galą, kad reikia kažką jau daryti, nes jeigu ne aš, tai kas irgi kitas be padarys. Na, o kiek laiko brandinote verslo idėją ir kaip nusprendėte to imtis? Tai verslo idėja, nežinau, kaip ir nedaug brandinau iš tikrųjų. Viskas taip kaip ir susistojo man į vėžes. Tenais pirmus renginius, kai nusprendžiu, kad noriu daryti, gal kokie mėnesiukas 2, iki kol pasiėmiau, taip sakant, pinigėlius pradėti šitai veiklai. Tai tenais paremė ir mama, ir močiutė, ir visi kiti žmonės mano šeimos. Galėjau pradėti kažką daryti, jų organizuoti. Tai 1-2 mėnesiai. O nusprendžiu, tai vėlgi grįžtant iš esmės prie karo pradžios ir Šaulių sąjungos, kas davė to tokį pirminį žingsnį, kad galėčiau kažką daryti. Nes pamačiau spragas, iš tikrųjų, renginiuose visokiuose pamačiau spragas, kaip ko nedaryti, ką daryti ir kur yra rinkoje tie tokie trūkumai, kur aš galėčiau pasinaudoti. O su kokiais iššūkiais susidūrėte verslo pradžioje? Visą laiką būdavo vienas tas pagrindinis toks iššūkis, kuris net ir dabar mane kankina, iš tikrųjų galiu pasakyti, tai čia buvo dėl amžiaus, nes man yra 17 metų, aš pradėjau iš vis, jeigu neklystu, 13 metų iš vis galvoti apie verslą, netgi 12, kai sukūriau pirmą Minecraft'o serverį, užsidirbt pinigų. Tai, toks tas ir iššūkis, nes dažnai nuvertina tiesiog dėl tavo metų, dažnai nepripažįsta tavo supratimo, tavo nuovokos visos. Ir sako, tu nieko nemoki, tu nieko nesupranti, žodžiu, ir, arba taip nesako, bet taip mano. Ir labai pasijaučia tiesiog, nes aš jau išmokęs jausti su tokius žmonės, kurie nuvertina, net nekalbėjo su tavimi, tik pažiūrėjo, kas tu toks esi, žodžiu. Ir išgirdai kiek tų metų. Tai čia tas yra pagrindinis sunkumas ir iššūkis. Taigi, kur ieškote savo klientų? Ar atsižvelgiant į jų poreikius tobulinate savo produkciją? Kalbant apie klientus, tai čia aš sakyčiau, apsireikšiu dabar vien apie karo technologijas. Tai tų klientų ieškau konferencijose visokiuose, gynybos parodose ir taip toliau. Tai tenais tie klientai tave patys suranda. Ten tu ateini, pristatai, taip tu turi profesionaliai pristatyti, labai fainai pateikti. Dabar iš viso organizuojam tokį spektaklį net padaryti su naujų projektų Wi-Fi. Tai čia toks miesto apsaugos ir pasienio gynybos projektas. Žadam investuotojams ir karo vadams, ministerijoms pristatyti tokį dalykiuką, kuris turėtų nunešti stogą, tikiuosi, ir paleisti jį vidury pičo. Tai klientų ieškomės tiesiog, jeigu taip trumpai per konferencijas, tas B2B, sakykime, režimas. Nereikia ant kažkokio billboardo uždėti reklamą, kad ieškom kliento. Tiesiog važiuoja, išnekės ir toks ir ieškojimas. O savo produktą taip tobulinam, nes tie, kas investuoja, jie dažniausiai supranta, kaip turi atrodyti ir koks poreikis yra. Tai dažniausiai buvę kariai iš kokios Ukrainos irgi, arba matę karo, arba bent nusivokia, kaip tai turėtų atrodyti. Tai jie visą laik patarė, kaip geriau padaryti. Ir ko iš tikrųjų reikia, tai faktas, kad visą laik tobulinam.
Kaip sekasi vystyti savo produktą ar paslaugą regione? Ar jūsų klientai daugiausiai yra miesto, kuriame gyvenate gyventojai? Galbūt plečiatės ir į didžiuosius miestus? Produktą vystyti iš tikrųjų visai neblogai sekasi. Turim labai gerą, protingą, nuostabią komandą iš labai daug visokių skirtingų universitetų ir specialybių ir tautybių netgi. Tai vat, sakyčiau, daug kas to nesupranta, bet reikia kaip tik ieškoti kuo daugiau iš to tos platesnės sferos tų žmonių. Pavyzdžiui, pas mus dirba iš Indijos pilietis atvažiavęs, aerospace engineer ir mechanical engineering yra pasibaigęs Šiauliuose. Tai yra vienas toks, yra tada iš KTU universiteto tokie labai gabūs vaikinukai, yra iš LSMU universiteto, labai daug visokių, ir iš Šiaulių, ir iš Vilniaus, ir iš visokių kitokių miestų. Tai vien dėl jų pagalbos mes vat ir galim vystyti savo to produkto, vystyti sekasi gerai. Turim jau iš 3 gynybos technologijų 2 prototipus iš tų 3 idėjų. Tai 3 dar nepradėjom pilnai, bet 2 gerai viskas, ok. Mūsų klientai tai šiaip dažniausiai susidaro iš didmiesčių, nes ten didžiausi investuotojai, ten visgi ir ministerijos, jeigu kalbam apie mūsų sostinę, tai visgi didmiesčiai. Aišku, Šiauliuose irgi galima, sakyčiau, rasti, bet aš nesifokusuoju į tai. O plečiamės, tai taip, bandom iš tikrųjų plėstis net ir į užsienio ir ES plus Ukrainą. Tai ketinu ir noriu bei žadu nuvažiuoti į Ukrainą, pasižiūrėti, pasišnekėti su brigados inžinieriais, kaip ten jiems kokie poreikiai, ko jiems reikia ir va toks va plėtimasis, sakyčiau, tiesiai į karo zonas arba tiesiai pas NATO sąjungininkus. Su kokiais esminiais iššūkiais padėjo susitvarkyti inovacijos agentūros programa Verslo skrydis? Iš tikrųjų, didžiausia spraga mano būdama tai tas marketingas. Iš tikrųjų, jeigu kalbam ne apie gynybą jau dabar, o apie kitus mano projektus, tai tas vat marketingas ir pagrindas, ko sudaro, tai stresas irgi toks, nes kai tu vienas dirbi, iš tikrųjų aš, turėjęs daug tų partnerių, bet įvairiai būna su tais partneriais, dažnai gaunasi, kad lieku vienas, jau nemažą kiekį partnerio esu pakeitęs. Tai tas toks jausmas tos bendruomenės, sakykime, tiesiog, kad tu gali dirbti su keliais žmonėm vienu metu ir tiesiog matyti jų perspektyvą, jų idėjas, jų viską, ar ne? Ir yra lengviau tiesiog, kai tu esi ne vienas ir tau padeda tais dalykais. Plus marketingas, specialistų tenais, į valia, tai tik eik, daryk ir norėk, viskas. Kokių naujų įgūdžių išmokote programos metu? Kaip tai padėjo tobulinti jūsų verslą? Tai vėlgi, tas toks managementas, sakykim, susimanagint ir pasidaryti prioritetus. Nes didžiulė problema, kurią pastebėjau atėjęs į Verslo skrydis programą, kad aš turiu, per daug netgi tų projektų. Ir ašgi visgi irgi žmogus esu, tai 24 valandos per parą, neprigaminsiu daugiau, reiškiasi. Tai, kažkaip reikia prioritizuoti tam tikrus dalykus, tai pradžiai pasitarę su mentoriais, su programos vadovais nusprendėm, kad reikia prioritizuoti mažesnės pajamas, kad galėčiau iš tų mažesnių pajamų finansuoti savo gynybinius projektus. Tai vienas iš tų geriausių įgūdžių, ką gavau, yra management, tiesiog tai savo laiko, projektų ir prioritetų, sakykime. O padėjo, nes dabar galiu daugiau laiko skirti į tam tikrą nišą, kur, lengviau išsivysto, sakykime, tas projektas, o ne be per 10 ir nieko neišeina tiesiog. Na, o kokie esminiai programos privalumai naujiems verslams? Tai vienas iš tų tokių, geriausių, sakyčiau, privalumų, nes aš esu daug programų dalyvavęs ir ICM universitete, ir Tech Park Kaunas. Tai daugelis programų turi tokį norą, kad eik į visas paskaitas, daryk viską, kas yra ir, nereikia tiesiog kartais to. Man asmeniškai buvo tas poreikis eiti į tam tikras paskaitas, kalbėti su tam tikrais mentoriais ir čia buvo vienas iš geriausių dalykų, ką programa galėjo padaryti. Tai leisti man dirbti savo ritmu. Nes daugelis programų neleidžia to daryti, ta prasme, ir, aš kaip Ašopoje pasidaryti, suprantu ir man nereikia eiti į tą paskaitą ir švaistyti laiko. Tai čia, maks, ta prasme, galim sakyti, individualiai ta programa veikia pagal tave, taip tu gali eiti visas paskaitas, gali dalyvauti visur, kur nori, bet,
dienos pabaigoje tu gali rinktis pats. Gali rinktis pats, kaip tu eisi, kur eisi, su kuo eisi. O čia dar yra, nekalbant apie mentorius. Mentoriai, ta prasme, teko su vienu pašnekėti, žinių bagažas ir supratimas kitam lygiai. Tikiuosi kažkuria diena kažkada pasiekti ir tų mentorių, kurie mane mokė tam tikrų dalykų programoje lygiai. Tai, tiesiog, iš tikrųjų, bendruomenė yra nuostabi, viskas nuostabu. Ta pati mūsų Šiaulių Spiečiaus direktorė, geresnio žmogaus paslaugesnio nesu gyvenime sutikęs. Labiau dėl programos šitos aš galėjau ir į Spiečių papulti, kur yra nuostabus kolegos ir, tiesiog iš tikrųjų kitą gyvenimo lapą atvertė man tą programą, galiu tai pasakyti. Ar po programos pamatėte išaugusius pardavimus? Galbūt atradote naujas nišas? Tai su tais pardavimais kaip yra? Aš konsultavaus verslo skrydį, didžioji dalis tai buvo su stovykla. Iš tikrųjų, stovykla buvo padaryta, bent jau mano sugalvota, iš dūšios, iš širdies, iš viso kūno, žodžiu, maks, ką galėjome ir aš ir mano komanda sugalvoti, padaryti, bet vėlgi su marketingo problemos. Taip, konsultavaus, daug dirbau, tai pažiūrėsim vasarą, nes dar buvo darbo šią vasarą, tai mes taip ir nesigavo, nes reikėjo marketingą labai anksti daryti, o aš dar tada tik tais buvau bepradėjęs naudotis verslo skrydžio, taip sakom, paslaugomis. Tai žiūrėsim kitą vasarą, tikiuosi, kad padėjo ir aš manau, kad padėjo, nes, mentorių kiekis vėl sakau, yra kitas lygis tiesiog. O su gynyba, tai daug papičint teko irgi ir ta pati verslo skrydis vadovė, irgi su ją daug mes esam bandę visko darytis, tai tas irgi labai labai prisidėjo prie gynybos, nes gynyboje tenais reikia daug pičinti. Tai, manau, patys suprantat, kaip reikalinga yra pagalba. Kokie jūsų verslo planai ateityje? Galbūt planuojate plėstis į užsienį ar sostinę? Tai verslo planai ateityje praktiškai noras būti Rheinmetall, ar ne? Yra Rheinmetall, Lockheed Martin. Tai noras plėstis yra, kaip sakiau, Ukrainą važiuoti ir į NATO sąjungininkės. Tai dar Amerika, kokią, sakykime, Vokietija labai superka gynybos visokius projektus. Parduoti bent jau kelioms šalims ir tuo labiau įrengti Šiauliams ir Suvalkijos tam koridoriui mūsų naujausią gynybos produktą, kad galėtume apginti bent jau per pirmasias dienas mūsų valstybę ir mūsų miestą. Tai, toks irgi tas plėtimasis ir tokie tai norai ateity, sakykime. Ir aišku, mokslus pabaigtų, kas be ko, aš visgi dar ir mokinys tuo pačiu metu. Na kągi, šiandien laidoje kalbinome Kristupą Labanauską ir kalbėjome apie programą Verslo skrydis. Ačiū už dėmesį.